Šįkart laidoje jums papasakosime apie skystus tapetus. Šios medžiagos žinovas Lietuvoje Romualdas Baladinskas teigia, jog tai ekologiškas produktas. Pagrindas yra skystų tapetų, tai yra medvilnė, gali būti šilko, gali būti medžio dieta, tai yra popierius, gali būti kažkokio tais augalo kaip bambukas ar ten kažkokių tai žolių, net sunku pavadinimus jau pasakyti. Gali būti metalizuotas siūlas, tai yra varis, sidabras, auksas, grynas eina, dantų aišku nepadarysi iš to, bet tai galima. Toliau ką dar eina? Tiesiog, o patys klijai irgi yra gaminami iš bambuko, tai yra vienintelė gamykla Europoje yra Vokietijoje, kur smulkina tai bambuką ir daro šių klijų, kurios net tos klijus gali naudoti kaip cepelinam krakmolas, tai šitiem klijai tapetam yra bambuko klijai. Yra daug gamintų kažkokius pakaitalus naudoja, bet tai yra susiję jau su kažkuom tais, kas nėra jau pilnai ekologija. O čia žmogus daro tą skystą tapetą tam, kad būtų paprasta. Ir galėtų bet kuris žmogus neįgudęs pasidaryti savo remontą tiesiog, kad nereikėtų kažkokių meistrų ten samdyti dar kažką. Kas dar yra? Pats kas paprastumas, kodėl aš turėčiau rinktis skystus tapetus, o ne kažkokius tradicinius tapetus, ar ten kažkokios dažus ar dar kažką tais. Tai pats tapetas yra taip, jo kaip privalumai yra. Tai yra garso izoliacija, yra šilumos izoliacija, drėgmė reguliuoja namuose, nes jisai kaip sugeria į save drėgmę ir paskui automatiškai, jeigu patalpoje yra drėgnoka, jisai sugeria į save tą drėgmę ir išskiria ją paskui, nes žmogus jau to nebejaučia, nes jeigu patalpoje drėgnoka, pavyzdžiui, kas pirmam aukšte gyvena, tai yra drėgnoka viduj. Bet jau tada gaunas, kai viską pasidarai viduj namuose, tai gaunas jau net gal per sausą jau. Tiesiog jau tas tapetas sugeria tą visą drėgmę į save. Kas dar yra? Tai yra ekologiškas produktas, 100%. Nesukelia, nes medvilnė, mes žinom, nealergizuoja. Kas yra antistatiškas, dulkių į save netraukia. Nes daug žmonių būna, sako, čia dulkių kandžių rinkimas, ne, nieko panašaus. To jisai savo nedaro. Toliau, kas dar? Jeigu sienos trūkinėja, gali to net nepamatyti. Iki pusės centimetro faktiškai gali plyšti sieną, tu to net nepamatysi. O jeigu ir pamatysi kažkur, tai ten įtrūko sieną, kaip būna kažkokie trūkimai, tai tiesiog tą vietą tapetą atsivalysi, susitvarkai tą sieną, vėl uždėjai tapetą ir to nesimato. Čia nesvarbu, po kiek metų tas yra. Tarnauja minimum 10 metų. Pasak profesionalų, skystus tapetus, net ir ant ne visai tobulai lygių sienų, gali užsitepti kiekvienas. Ką reikėtų turėti dirbant su skystais tapetais? Tai reikalinga mentelė, reikalinga turėti patį tapetą ir reikia turėti vandens. Na, aišku, turėti sieną namuose, ant kurios reiktų jį uždėti. Sienos paruošimas tai yra pagrindinis kame. Jeigu ten dažyt ar dar kažkas, tai tik gruntuojam. Jeigu ten buvo kažkokių duobių, išdaužimų, ten kažkokie varžtai buvo įsukti, jos išsukti, galima praglaistyti kažkokiu tais rodbandu. Tiesiog tada ant viršaus, ant tų dažų, kas ten pas jūs yra, deda 2 sluoksnius grunto. Gruntas būtų gerai, kad būtų su kvarciniu smėliuku. Sau pasilengvina darbą. Profesionalui to nereikia, bet žmogus, kuris neįgudęs, mentelę laiko pirmą kartą, tai jam tiesiog pasilengvina savo darbą, kad lengvai kibtų pati medžiaga prie sienos. Ir viskas. Ir su pačiu tapetu galima išsilyginti visus nelygumus ant sienos. Tiesiog žmogus turi savo pasigalvoti, ar jam geriau prisipirkti dar glaisto kažkokio ir lygintas sienas, ar nusipirkti 1 ar 2 maišeliais daugiau tapeto ir švariai savo be jokio kvapo, be nieko pasidaryti remontą. Kainos taip svyruoja. Lankavoj pačioj irgi prekiauja šitais tapetais, tai nuo 15 iki 44 kvadratinis metras. Tai priklauso nuo sudėties, nes kaip ir minėjau, gali būti didesnė dalis popieriaus, gali būti gryna medvilnė, gali medvilnė su popieriu maišyta, gali būti šilkas, tai nuo to ir priklauso kaina. Vidutiniškai kainos svyruoja apie 18-19 litų. Tai yra prieinama bet kuriam pirkėjui. Plius įvertinus tai visus tos privalumus, ką turi skysti tapetai, tai nėra alternatyvos tam dalykų tikrai. Bet yra visokių skonių, yra visokių žmonių. Tai kam yra priimtina. Spalvas vienintelis gamintojas, kuris leidžia savo katalogę, gali pats žmogus dar ir pasireguliuoti. Yra spalvų virš 260, plus jeigu tau dar leidžia gamintojas kaip ir dažų paletėj atspalvių savo pasireguliuoti, tai čia yra iš viso nesuskaičiuojamas kiekis spalvų.